Tai va, kaip jūs galvojat, mūsų pasaulis sukurtas kaip kažkoks rusiškas kaimas, skurdi teritorija, ar vis tik senesnėse planetose visi kalbėjo tik lietuviškai? Kalbėjo lietuviškai, žinai, ir va, turiu omeny, kad per visą civilizacijos laikotarpį Saulės sistemoje, kuris buvo nuo pat pradžios, žmonės negalėjo gyventi kaimuose, nes kaimuose nėra nei pramonės, nei maisto, nei darbų, nei parduotuvų, nei kelių, nei šaligatvių, nei aikštelių. Supranti, kaime nieko nėra. Tai yra labai skurdi teritorija. Ir tai yra labai maža teritorija. O miestai yra daug didesni. Ir ten yra didesni. Ir ten susisiekimas visą kitą, žinai. Ar dar ką noriu pasakyti, pagal tų knygų pavyzdį, tai iš tikrųjų buvo taip, kad motina mane uždarydavo paskutinį gyvenimą į kaimą. Motina uždarydavo mane, bet ten nebuvo nei kiaušinių, nei pieno, nei miltų. Žinai, pagalvos, tu ir miltų, ir kiaušinių, ir pieno pilna visame mieste, ir picos, ir ten, žinai, tie patiekalai, tie sumuštiniai, visa kita, žinai. O kaime kas? Ar jūs matėt nors vieną užkandinę, parduotuvę, žaidimų aikštelę? Tu ten žaisi su smėliu, ten, nežinau, tu ten su žolės lapais žaisi, žinai. Nesąmonė kažkokia, žinai. Tai va, ar jūs galvojat, jog kaime gali būti civilizacijos lopšys? Tai gal viskas prasidėjo nuo miestų, supranti? Gal visa civilizacija prasidėjo nuo miestų? Miestai atsirado pirmiau nei kaimas, o paskui moterys tyrinėjo teritorijas ir sugalvojo tokį chytrą planą įkalinti savo sūnų būsimam gyvenime kaime ir paskui aprašyti jo nuotykius. Bet ten nėra nieko gyvenamo. Kaime nėra nieko gyvenamo. Tai yra visiškai tuščias ir niekam nereikalingas laukas. Tai va. Ir kaime, žinai, ten nei vaikų, nei kaimynų, nei žmonių nėra, žinai, kaip mūsų planetoj. Mūsų planetą išnaikino kaimai. Jie blogos gyvenimo sąlygos buvo sukurtos kaime. Ir dabar kita medalio pusė yra tokia, kad pavyzdžiui, nuvažiuoji į Kauną, o ten visur trobos, visur sodai. Tiesiog miesto centriniai daly nėra paties miesto Kaune. Ir Panevėžyje, ir Šiauliuose ten labai daug sodų, žinai. Tuose soduose žmonės gyvena labai mažą laiko dalį per metus. Labai mažą laiko dalį jie gyvena tuose soduose. Didžiuliai kvartalai sodų, kaip Amerikoje. O Amerikoje ten iš viso skurdynas. Ten net namai yra apšiūrę, žinai, tokie apiplyšę tie namai, apgriuvę namai Amerikoje. Tai va, Amerikoje labai blogos gyvenimo sąlygos. Ir va taip tai va sufleruoja į Veneros planetą, žinai. Moterys norėjo tokios planetos. Negana to, po daugybės knygų, kuriuose rašoma apie kaimą, atsirado Rusino planeta. Ir Jėzus Kristus mirė tada, kai jau kaimas, tai jau buvo privilegija gyventi anos valdžios kaime, žinai. Jau kaime tai visi gerai gyvena, taikus, draugiški. Kokie ten draugiški ten? Blet, pasižiūrėkite mano rajoną. Pasižiūrėkite mano rajoną. Spėkit, blet. Tik išeini į lauką, iš karto gausi į galvą nuo girto dėdės, kuriam nuo 40 iki 60 metų, žinai. Iš karto gausi į galvą šitoj teritorijai. Tai va, žmonės nebūtų išgyvenę be miestų. Tai kam tada rašyti, kad žmonės išsivystė kaimuose kažkur Rusijoje, ar ten Šiaurės Azijoje, ar dar ten kažkur Europoje. Visą laiką žmonės maitino tik miestai. Ir negana to, žmonės ne tik gyveno miestuose, bet ir kūrė kitas teritorijas. Tos kitos teritorijos buvo kaimai, bet kaimus pastatė miestai. Miestai pastatė kaimus, miestiečiai pastatė kaimus. Tai kaip žmogus gali gyventi be miesto, neturėdamas nei drabužių, nei avarinės, nei striukės, nei šildymo. Ir suprantate, tokie kaimo tipų namai
dabar yra paplitę, tai daugiausia visose pasaulio miestuose yra daugybė visokių, žinai, kaimo tipų trobų. Tipo kaimas. Tai reiškia, kad kaimas iš tikrųjų buvo tokia teritorija, kurioje niekas neauga ir niekas nieko neveikia ir negamina. Kaimas tai buvo pagrindas sukurti Rusino planetą. Rusino planeta yra kaimo modelis, nes moterys norėjo sukurti pasaulio pabaigą ir kaimas tai ir yra pasaulio pabaiga. Ir dėl šito, kad kaimas yra pasaulio pabaiga, mane įkalino paskutiniam gyvenime kaip influencerių ir už savo idėjas aš atsakysiu sugadintų gyvenimų, nes valdžia mane sunaikins. Valdžia mane sunaikins ir negana to, tai yra literatūros rezultatas. Literatūra nesukūrė miestų ar gyvenviečių. Literatūra kaip tik naikino viską, supranti. Literatūros uždavinys buvo kaip tik naikinti visą civilizaciją, įrodant, argumentuojant, kad žmonės gyventi gali tik kaime, o ne mieste. O šalia tų kaimų buvo daug pramoninių rajonų. Jie buvo šalia labai didelių pramoninių rajonų. Supranti, iš kur ten galėjo atsirasti maistas, kai ten niekas neauga. Iš kur ten buvo drabužiai, iš kur alkoholis. Alkoholį žmonės vežė iš miestų, o alkoholis tai yra pigiausia medžiaga visoje rinkoje. Pigiausia medžiaga yra ne vanduo, tai yra alkoholis, o kaime to būdavo pilna. Ir kaime neįmanoma išgyventi, nes nėra gyvenimo sąlygų kaip Rusino planetoje. Ir dėl šitos priežasties, kad kaimas jau yra gerai, gyvensiu terore ir skausme iki pat mirties ir valdžia mane sunaikins. O tai bus jau po 2 savaičių. Prasidės.